Kaip veikia valstybė? Valstybė turi savo prisėmusi tam tikras funkcijas. Tų funkcijų vykdymas, užtikrinimas yra esminis valstybės bruožas. Kai mes kalbame apie sveikatos apsaugą kaip vieną iš esminių valstybės funkcijų, mes labai dažnai turime pretenzijų sveikatos apsaugos sistemai. Kokios pagrindinės problemos? Sunku patekti pas gydytoją laiku. Eilės. Netgi pas šeimos gydytoją nuotolinį konsultaciją telefonu jūs gali pasiūlyti užrašyti už mėnesio, 2 arba 3. O ką daryti lėtinės ligas turintiem ligonėm, kuriem reikia naujo recepto arba recepto pratęsimo? Tam reikia tos 3 mėnesius laukti, kad šeimos gydytojas jį priimtų ir tada parašytų naują receptą. O aš jau nekalbu apie tai, kad šeimos gydytojas tada turi nukreipti pas specialistą. Atlaukus porą mėnesių pas šeimos gydytoją, dar porą mėnesių pas specialistą, jau čia yra pavojinga sveikatai situacija. Tai yra iš tikrųjų nepriimtina. Turim problemų taip pat ir su greitosios pagalbos reagavimo laiku ir galimybėm ir turim prarastų gyvybių ir apie tai spauda plačiai rašo. Todėl aš manau, kad sveikatos apsaugos sistemoje turime didinti skaidrumą. Negali būti visokiausių skirtingų eilių. Turi būti viena eilė su visiems aiškiai suprantamomis taisyklėmis, su galimybė toje eilėje surasti savo tinkamą laiką. Galbūt ne toj sveikatos įstaigoj, kur jūs labai įpratęs eit, bet jeigu reikia specialisto, kad galėtumėt pasiekti ir kitoj sveikatos įstaigoj. Kad nebūtų jokio, vadinkim, primokėjimo arba paslėptos komercijos, kas taip pat būna. Na ir ypatingas dalykas, aš akcentuoju slaugos darbuotojų trūkumą, jų darbo sąlygų gerinimą ir atlyginimo kilimo klausimą. Nes gydytojų kaip po specialistų problemos yra iš tikrųjų plačiai žinomos ir žmonės be abejo pritarė, kad gydytojai turi uždirbti ir daugiau ir tą tikrai reikia daryti. Tačiau labai dažnai tie pagalbininkai, kurie labai svarbus, yra gydant žmogų, tai yra slaugos darbuotojai, jie kažkodėl tai užmirštami. Sveikatos apsauga yra taip pat vienas iš svarbiausių žaliųjų klausimų. Mes jo neužmirštame, mes jį matome, mes žinome, kokius siūlymus reikia pateikti ir kokias tvarkas reikia pakeisti tam, kad mes pas gydytojus patektume greičiau, patektume laiku ir mūsų sveikatos apsauga būtų iš tikrųjų užtikrinta.